Sveiki laivybos mylėtojai, tęsime savo laidą. Kaip matėte, žūklė buvo pakankamai sudėtinga, tačiau tai nereiškia, kad laivybos tematikoje kažkas bus liūdna. Noriu pristatyti naujieną Stronger elektrinių inkarų gamoje. Pavasaris, visgi dar šalta, kaip sakoma, nesinori kišti rankų į vandenį, tai visada yra pagalbininkas, elektrinis inkaro pakėlėjas. Ir Stronger gamintojas pristato naują modelį, tai yra 20. Stronger 20, prieš tai plaukiojom, kur ant mūsų valtis yra sumontuota Stronger 35. Pagalvojo gamintojas, kad vertėtų pagaminti šiek tiek mažesnį, kompaktiškesnį inkaro pakėlėją, kuris maloniau ir kompaktiškiau užsimontuotų ant pripučiamų būtent valtelių, nedidelių plastikinių valtelių, iki kokių 4,5 metro. Jis šiek tiek sumažėjo. Sumažėjo šiek tiek virvės, jeigu 35 modelyje tilpdavo 40 metrų, tai šitame modelyje telpa 30 metrų, tikrai pakankama mūsų ežeram ir jo pakelimo gale, jeigu 35 modelio yra 18 kg, tai šito modelio yra 12 kg, tai tikrai yra per akis ir šitas inkaro pakėlėjas tinka, aš taip galvoju, 420, 450 valčių. Tikrai pakankamai drąsiai galima naudoti. Šiuo atveju irgi tas pats gamintojas gamina inkarą iki čia 8 kg, tai jeigu valtelė virš 3 metrų, 3,30, tai galima kabinti 8 kg, jeigu valtelė mažesnė, galima kabinti 5 kg inkarą. Tikrai jisai turi dar atsargos, kaip minėjau, kelia iki 12 kg, taip kad jeigu ir didelis vėjas, galite drąsiai kabinti didelį inkarą 8 kg, skandinti į vandenį ir tikrai nesusidarys problemų, kad nuo didelio vėjo jūs išneštų iš jūsų auksinio taškelio, kur, aišku, savaime suprantama, geriausiai kimba lydekos ir ešeriai. Šiaip visos savybės išliko tokios pačios, yra laisvas kritimas, kaip ir ankstesnėme modelyje, taipogi nuotolinio valdymas su pultelis, kur galima prasivesti iki galo ir valdyti tiek iš galo, tiek iš priekio inkarą. Taip pat montuojasi ir distancinis pultelis, galima distanciniu būdu valdyti, spaudyti be jokių laidų ir pravedimų. Kuomgi jisai skiriasi? Gal savybėmis ir nesiskiria, tačiau skiriasi kaina ir komplektacija. Jau į komplektaciją iš karto įeina, į tą būtent kainą jo, įeina komplektas, kur galima susimontuoti ant pripučiamos valties. Nereikia papildomai pirkti, į tą kainą jau įskaičiuota yra anksčiau. Jeigu pirkti reiktų 35 modelį, jau papildomai reikia nusipirkti ir komplektą tvirtinimui. Taip, kad jisai yra pigesnis ir tikrai neprastesnis, tačiau kompaktiškesnis, mažesnis, skirtas mažesnėm iki 420 valtelėm, valtim, plastikiniam arba aliumininiam. Tikrai geras, gražus, kompaktiškas įrenginukas. Tiek trumpai apie Stronger 20 modelį. Na, dabar apžvelkime ir pasižiūrėkime, kaip sumontuoti šitą inkaro pakėlėją ant pripučiamos valties.
Taip, kad ruošiamės atviro vandens sezonui, montuojamės inkaro pakėlėjus, su jumis šiandien atsisveikinu ir kaip visada susitiksime po savaitės tuo pačiu metu. Ir dar noriu visus pakviesti į varžybas, nepamirškite, dalyvaukite. Sudie!